2 savaitės be perstojo lijo. Po to dangus staiga nusigiedrijo, nušvito vaiski, gaivi spindulinga diena, kokią sunku net įsivaizduoti. Tačiau dėl liūties vėlavo žemdirbystės darbai. Tad ūkio šeimininkas nekantriai ieškojo savo darbininko. Pasiuntė dukterį jį surasti. Mergina išvydo darbininką palaimingai sėdintį ant žemės prie savo namelio, o saulė švelniai glostė jo veidą. Subarė jį ir griežtai pareikalavo tuoj pat skubintis prie darbo. Žmogus nusišypsojęs pažvelgė į ją ir tarė: ar iš tiesų manai, kad galėčiau tau parduoti tokią dieną kaip ši? Mes esame pernelyg įpratę viską parduoti ir pirkti. Tad kartais nepajėgėme net įsivaizduoti, jog gali būti ir neįkainojamų dalykų.